Papasakosiu istoriją, kaip apsiėmė mūsų kaimą ir kokias operacijas teko įgyvendinti. Video bus apie tai, kaip bandau išgelbėti savo laivą, būrinį seną laivą, kuris turi labiau sentimentalią vertę negu netgi finansinę, kuris tuoj atrodo, kad paskęs. Skambino kaimynai iš kito laivo. Sako, tavo laivas nori panirti po vandeniu. O kontekstas toks, kad pas mus didelis potvynis, upė pakilo 8 metrus ir tiesiog pradėjo nešti šiukšlės, medžius, laivus, daiktus, mažus namus medinius. Mano laivą nunešė jau į kitą vietą, papasakosiu vėliau, bet dabar bandau priplaukti prieš srovę, kas yra beveik neįmanoma, nes srovė labai didelė. Duodu ženklus kaimynui laivo, kad viskas okei. Gazuoju, bandau priplaukti, bet srovė mane neša atgal. Plaukiu prie srovę, didinu gazą, bandau priplaukti prie savo senučio būrinio laivo, kuriam jau yra apie 60 metų. Nu, kažkaip pavyksta. Ir matau, kad yra susikaupusi didelė visokių nendrių ir šiukšlių ir medžių krūva, kuri matyt spaudžia tą laivą žemyn. Ir laivo nosis tokiu būdu nyra po vandeniu. Čia kontekstui, kaip atrodo mūsų kaimas, iš kurio tik išplaukiau. Dalis kaimo jau po vandeniu, dalis dar ne. Čia nėra paskutinė nuotrauka, vanduo pakilo dar toliau. Po kurio laiko apsėmė kelis namus, kurie buvo arčiau upės. Tas pontonas nuplaukė, ilgas, kuris čia pririštas su virvėm matosi. Toli nenuplaukė, bet nuplaukė nuo tos vietos, kur buvo, kai vanduo galutiniai pakilo. O savo valtelę irgi turėjau užkrapštyti iš kažkur iš medžių, ant kurios buvo užkritusi kita valtelė. Tai aš jau čia dabar atplaukiu visas jau šlapęs, išvargęs ir truputį suirzęs. Čia matosi mūsų kaimynai. Tai mano situacija nėra pati blogiausia, nes kai kurie žmonės pradeda ne tik tai laivus, bet ir namus, apsiėmė jų gyvenamasias vietas, jų visi daiktai paskendo. Čia matom mano kaimynus. Jie prarado kaip ir savo gyvenamąją vietą. Man tokia problema negrėsia, nes mūsų namas mes gyvename aukščiau, ne prie upės. Problema tik tai laivas, kuris atrodo, kad toj paskęs. Tam video taip neatrodo, bet kai būni tenai, tai tas laivas stovi priekiu paniręs jau labai arti vandens. Ir kita problema yra, kad tos visos šakos ir tie medžiai vis renkasi, vis daugiau jų. Ir kažkurio metu vis tiek vienaip ar kitaip išraus tą inkarą, ant kurio tas laivas dabar laikosi. Nes srovė labai didelė. O srovė ateina dėl to, kad viršuje už 100 km Portugalą atidarė labai didelę, didžiausią Europoje užtvanką. Ir tokiu būdu tas didelė srovė viską renka nuo krantų, neša čia ir daro visokią žalą. Bet tam, kad tą laivą kažkur tai aš galėčiau išgelbėti, aš supratau, kad man reikės nukirpti inkarą jo, atrišti tą laivą ir dabar, kaip matote video, aš bandysiu jį užvesti. Bet tas laivas buvo neužvestas jau kokią pusę metų, dėl to prieš užvedant reikia truputį išleisti dizelio. Truputį pataisyti. Ir vienintelis įrankis, kurį aš turiu, tai toksai šveicariškas peiliukas, kuris turi dar ir replės. Tai esu minimaliai pasiruošęs, ta prasme, bandau su šveicarišku peiliuku tvarkyti 40 metų Perkins variklį, kuris yra praktiškai toks pats, koksai būdavo senosiuose Londono taksi, senosiuose modeliuose. Tuo tarpu laivo priekį bet kada gali pradėti bėgti vanduo. Jis nepaskęs per akimirką, bet kai pradės bėgti vanduo, jis pradės skęsti vis greičiau. Kaip girdite, starteris bando užvesti į variklį, bet nieko nepavyksta. Pusę metų, 40
kiek tam varikliui metų, aš net neįsivaizduoju, jis yra labai senas, bet tai nėra blogas dalykas, seni varikliai yra geri varikliai. Tik tai aš žinau, kad kartais, kai jis neužsiveda, ten būna tiesiog oras įstrigęs. Ir reikia jį tiesiog kaip radiatorių seną, reikia tiesiog norinti. Tai dabar bandau jį norinti. Tiesiog pabandysiu su ranka papumpuoti kuro pompą, ranka. Aš nesu kažkoks mašinistas, ar neišmanau kažkaip labai gerai variklių, bet daug aš įsivaizduoju, šitą savo variklį, nes laivą turiu kurį laiką, tai žinau, kokios jau būna problemos ir ko jam reikia. Dabar pumpuoju, ranka pumpuoju kurą į variklį, tam, kad jisai, reiškia, išstumtų tą orą galų gale. Čia matosi visokie laidai ir kiti dalykai. Bet kontekstui, kol čia pumpuoju, papasakosiu, kaip mano laivas įsidūrė tokioje situacijoje. Jisai buvo čia, matosi, per vidurį šito video, jisai stovėjo ramiai, net ir prasidėjus šitam potviniui. Viskas buvo perfect. Aš buvau pasiruošęs potviniui, turėjau didelį svorį uždėjęs, ant kurio laikės tas laivas. Buvau padaręs tonos tokį, kaip permanentinį inkarą ir pririšęs su labai storą virve. Viskas buvo super. Ir prižiūrėjau tą laivą. Ir prasidėjus potviniui su dronu, va čia skrendu, pažiūrėti, kaip tas laivas laikosi puikiai. Tarp kitko laivų pilna upėje. Čia jau sekančią dieną, kitą dieną skrendu ir matau, kad yra problema. Ir problema nėra mano laivas, bet į tai, kad kažkas kitas atsitrenkė į jį ir mano laivas laiko jau, mano inkaras tas betoninis jau laiko ne vieną, o 2 laivus. Ir šitą pamatęs, aš supratau, kad reikia kuo greičiau ten vykti ir bandyti kažką padaryti. Bet tuo metu, kai ten jau nuvykau, kai nuleidau droną, sėdau į valtį, kol nuvykau, jau savo laivo ten neradau, jis buvo nuplaukęs kartu su šituo ir dar vienu laivu, kurie buvo kartu visi susimazgę. Ir jau tada turėjau padaryti tokią gelbėjimo operaciją, kurios net teko nufilmuoti, bet tokiu būdu mano laivą išnešė į patį ir upės vidurį, kur žymiai giliau, kur mano inkaras sunkiau galėjo užsikabinti, srovė tuo tarpu vis didėjo. Ir čia gal pamatysim šitam kadre, kur mano laivas atsidūrė. Tai jis atsidūrė už kokio kilometro. Kol aš sugebėjau atnarplioti tuos laivus, mano laivą nunešė tas srovė už kilometro. Man atrodo, kad jis yra čia šitam video per patį vidurį, truputį dešiniau stovi. Ir matosi, upė yra išplatėjusi, laivų vis dar daug. Po kelių dienų nei vieno iš laivų čia nebeliks. Upė bus visiškai tuščia, dėl to, kad atidarius tai užtvankai, ta srovė išplaus visus šitos laivus, įskaitant ir mano, tam tikrą prasme, ir baigsis, didžiai daliai baigsis labai blogai šitų laivų. Bet kol kas jie visi dar čia yra. Ir tas, kuris atsitrenkė į mano, stovi gale, šalia raudono laivo, truputį kairiau, aš jį ten pats paprakavau, atnarpliau nuo savo laivo. Viską turėjau daryti vienas pats, nes jokios pagalbos neturėjau, nes daugelis tų laivų, jų šeimininkai nespėjo, negalėjo atvažiuoti laiku, dėl to turėjau pasirūpinti ir savo, ir kitų laivais. Šio video toliau bandau nuorinti šitą variklį. Dabar užsukinėju. Jau galvoju, kad norinau, kad nepribėgtų vėl oro, užsukinėju. Čia 2 žmonių darbas, bet tenka daryti dabar vienam. Ir bandysiu vėl užvesti. Čia vis laik apsidairau pažiūrėti, ar neskęstų. Bet atrodo, kad dar neskęstų, kad viskas pakankamai stabiliai laikosi. Bet faktas, kad bet kurią akimirką mano inkaras gali nutrūkti ir aš galiu pradėti plaukti pasroviui, daužydamasis į kitus laivus, kurie stovi už manęs ir viskas. Mano tikslas šitoje vietoje yra tik 3 scenarijai. Aš galiu leisti tam laivui paskęsti, galiu nupjauti, atrišti jį nuo inkaro ir paleisti tiesiog pasroviui, ir pats išlipti į valtelę, į motorkę ir išplaukti, o kitą ir užvedus variklį pabandyti įplaukti į mažą šitos upės intaką, kuris jau yra labai labai netoli. Dėl to turiu užvesti variklį,
ir staigiai šauti į tą intaką, kad mane srovė nenuneštų, nes prieš srovę aš nepaplauksiu. Tai aš turiu su srovė paplaukti iki to intako, mauti tenai, girdisi. Užsiveda variklis, puiku, matosi dūmai. Eureka. Šitas senas dizelis niekada... Baby, exactly. Būtent tokia reakcija. Šitas dizelis niekada nepaveda. Tai dabar atsidaro man ta trečioji galimybė įplaukti tą mažą intaką, nes prieš tai, kol nebuvo variklio, kol jis neveikė, man aš tik galėjau jį paleisti paskęsti, arba paleisti plaukti pasroviui, be jokio variklio, be nieko ir viskas. Bet dabar atsiranda trečias variantas, aš galiu pabandyti su šito varikliu įplaukti reiškia, nupjauti savo inkarą, nupjauti visas virves, kurios laiko šitą laivą kol kas labai gerai, per gerai, nes jisai grasina paskęsti, nes jį vis labiau spaudžia tas svoris nuo tų atplaukiančių medžių ir nupjauti viską, be inkaro šaut į mažą šitos upės intaką, kuris yra už kelių, nežinau, porą šimtų metrų gal nuo čia, labai arti. Tai va, tai dabar atsidaro ta trečia galimybė ir aš svarstau, dairausi dabar ir svarstau, kaip tik tą ir padaryti. Kaip tik dar už kadro, kažkurio metu, kur nepavyko nufilmuoti, čia atplaukė ispanų gelbėtojai ir paklausė manęs, ar man reikia pagalbos, ar aš susitvarkysiu pats, nes ir paprašė, kad pasakyčiau jiem, kad susitvarkysiu pats, nes jie turi daug kritinių situacijų, daug žmonių reikia gelbėti, kai kurie žmonės dreifuoja laivuose be variklių, negali užvesti jų, į aušinimo sistemoje yra prilindę šiukšlių, dar kokios nors problemos, nes situacija iš tikrųjų yra ekstremali, neturi inkarų, kaip ir aš to neturėsiu. Ir ta prasme yra žmonių, kurie turi žymiai didesnių problemų negu aš, kuriem reikia evakuotis, kurie ten, tarkim, yra galbūt su vaikais. Aš čia bandau paplaukti į priekį, praktiškai be šansų. Prieš tą srovę plaukti yra praktiškai be šansų. Tas srovė kokie 7-8 mazgai. Tas laivas tiek maksimaliai gali ir plaukti. Tai geriausiu atveju gal jisai ir galėtų stovėti vietoje prieš tą srovę, bet kai dar jį plaukia tokios salos tų šiukšlių, tai pastumtas šiukšlės yra praktiškai neįmanoma. Dėl to kažkaip išlaisvinti savo inkaro grandinę, kuri yra įstigusi tose šiukšlėse, aš jau negalėsiu. Reikės tiesiog atrišti viską ir paleisti. Tai va čia kaip tik pririšu prie inkaro savo tokį šniūrą, prie kurio pririšu vieną iš tų plūdurų, kad galbūt vieną dieną, kai baigsis šita visa srovė, o čia malūnsparnis gelbėtojai praskrenda pro šalį, kai baigsis ta visa srovė, aš galbūt surasiu savo inkarą, galėsiu jį ištraukti iš vandens, nes 70 metrų grandinės geros, labai mano laimingas ir geras inkaras, kurio pasitikėjau daug metų, tai norėčiau jį bandyti ištraukti iš tos upės. Dėl to pririšu ilgą šniūrą, kad būtų kažkaip lengva jį po to sužvejoti ir išsitraukti tą inkarą. Dabar įmetu į vandenį. Taip pat pririšu plūdurą. Gal rasiu, gal nerasiu. Čia jau laive visiškas jovalas, nes tiek daug visokių variantų svarstau ir improvizuoju ir galvoju, kas bus, jeigu neįplauksiu į tą upę, ką reikės daryti, ar reikės mesti laivą, ar su kokia nors ekstra virvė pasirišti, kad galėčiau po to galbūt tiesiog šauti kokius meldus laivo priekiu, tiesiog iš visų jėgų, kiek yra, ir bandyti šokti iš laivo ir pririšti prie kokio nors medžio, kol jis nenuplaukia, nes inkaro jau nebeturėsiu. Tai jeigu tas laivas tiesiog nuplauks pasroviui, už kokių 20 km yra vandenynas, jeigu išplauksi vandenyną, jau kitos problemos, matyti ar nebepamatysi, arba matysi kur nors kokiam nors pliaže, nuo kurio po to jį nutrauks, bus labai labai sunku. Arba, dar blogiau, jis gali atsitrenkti į kitų žmonių laivus, vis tiek sveria 10 tonų, kažkur tai pridaryti daug žalos žmonėm. Tai va, turiu pasidėjęs, kaip matosi kadre,
ekstra inkarą, bet čia toks inkaras, kur, nu, jis neblogas yra, bet jis tokioje srovėje nedaug ką padarys. Irgi nėra sprendimas. Mano inkaras tikrasis turi 10 mm grandinę, 70 metrų tos grandinės, tai ten yra sprendimas, čia yra tokie niekai. Tai va, matos jau mano plūduras, prie kurio pririštas inkaras, nuo kurio tuoj atsirišiu. Truputį stenu, nes streso daug, reikia atsikerti vandens. Žiūriu, ant kiek reikia greitai spręsti tas problemas versus ant kiek geriau pasėdėti, paplanuoti biškį, susigalvoti sprendimus ir neskubėti, apsitvarkyti truputį. Nes bet kuriuo metu, tarkim, gali atplaukti kitas laivas į mane, gali nutrūkti mano inkaras, gali pradėti laivas skęsti, gali atsitikti bet kas čia. Čia tokia ekstra situacija, gal tas ir nesijaučia pačiam video, bet situacija upė yra tikrai prasta. Ir tai nėra normali situacija, kurioje dabar esu. Ta srovė, kokia dabar yra ekstra stipri srovė, tokios srovės niekada nebūna. Jeigu įkristum į vandenį, prieš tą srovę niekaip nepaplauktum, net neaišku, kur tave nuneštų. Tai bandau iš vienos pusės greit viską daryti, iš kitos pusės atgauti kvapą ir suplanuoti savo tolimesnius veiksmus, kad nepridaryti didesnių nesąmonių. Nes svarbiausia, nenoriu paskandinti laivo, bet kitas dalykas, nenoriu ir pridaryti kitiems žalos su savo sprendimais blogais. Jeigu paleisiu tą laivą, tai gali būti, kad jisai tiesiog trenksis į kažką, padarys skylę kam nors, gali sužaloti jų laivą ir gali paskandinti nors arba pridaryti to žalos. Ruošiuosi išmesti savo inkaro grandinę. Laivas tuoj bus atrištas nuo inkaro ir bus visiškai laisvas. Ir kai tą padarysiu, viskas. Turiu keletą akimirkų įplaukti į mažą šitos upės intaką. Dar yra pririštas inkaro grandinės tokių raudonų šniūrų, kurį dabar bandysiu dar parišti. Dar vienas ekstra plūduras pririšamas tam, kad galėčiau surasti tą inkarą. Jeigu anas nutrūktų ar kas nors jį pervažiuotų, nes tikrai noriu surasti tą inkarą, kai pasibaigs visas šitas, jeigu dar turėsiu laivą šito nuotykio gale. Nes tas inkaras tikrai yra geras ir jisai visą laiką mane labai gerai saugojo. Ir kaip čia matos, irgi labai gerai saugojo, nes didžioji dalis šitų laivų, kurie buvo upėje, jų inkarai neatlaikė, jie išplaukė jau prieš kurį laiką ir kurie dar čia stovi toje upėje, per 12 valandų nuo šito nuotykio irgi išplauks į vandenyną ir jų čia tiesiog nebeliks. Nebeliks nei vieno laivo praktiškai. Gal porą laivų liks, kuriem geriau pasisekė. Bet į vandenyną išplauks arba tiesiog dar blogiau, pliaže ar kažkur pelkė atsidurs apie 30 laivų. Užbėgdamas įvykiam už akių pasakyti, nes jau žinau rezultatą. Apie 30 laivų, kurie čia stovėjo, kuriuos matėte tose drono kadruose, jie visi praktiškai atsidūrė kažkur tai pelkėje, ant šono arba paskęsta per ateinančias 12 valandų. Tai dabar ir aš kovoju su šitą situaciją, nes, aiškiai, tikimybė ne mano pusėje. Išmetu šitą plūdurą ir bandysiu, išsaugoti inkarą. Ir ateina laikas jau išlaisvinti laivą. Variklis veikia, nors nesigirdi. Apsižiūriu, galvoju, ką aš dar galiu padaryti, kad geriau pasiruošti. Ar viskas suveiks taip, kaip planuoju, kad suveiks. Kai paleisiu iš tą laivą, nežinau, kurio pusėje jis suksis. Ar tie visi medžiai, kurie ten matosi, jaučiasi kaip atlydiniai laivą. Dabar paleisiu toj. Ir paleidžiu. Viskas, laivas laisvas. Kur tie medžiai dings, neaišku. Laivas pradeda suktis, srovė suka laivą labai gerai. Medžiai turėtų dingti
Jo šonu plaukiu. Vis dėlto tie medžiai stringa tarp laivo ir motorkės, kas nėra gerai, nes aš tų medžių su savim temptis tikrai nenoriu. Dabar noriu tiesiog praplaukti tuos plūdurus, kuriuos išleidau, kad jie neįstriktų su tom virvėm į mano paties laivo motorą. Ieškau, kur tie plūdurai yra, bandau juos praplaukti, tam, kad būčiau laisvas įjungti bėgį ir pradėti plaukti į tą upelį. Bet man atrodo, kad tos plūdurus jau praplaukiau. Jie galbūt yra arba kažkur tai po vandeniu. Bandau kažkaip išsivaiduoti nuo tų visų medžių. Duodu gazo, nes man reikia pataikyti į tą mažą intaką ir jau reikia pradėti sukti į jį. Nes kitaip mane srovė tiesiog neša. Matau, kad valtį tie krūmai bando apversti. Noriu prarastos vartės. Įtampa ant šniūrų labai didelė, labai sunku viską atrišti, jeigu blogai pririši. Mazgą padariau nekokį. Keikiuosi. Kur čia mes esame užsikabinę? Kur čia mes užsikabinę? Kur čia? Kur čia, blėt? Ten varyt. Šitą tingą reikia paleisti. Taip, bandau ją reikia pastatyti laivo gale. Dabar atrodo, kad srovės nėra, bet iš tikrųjų taip atrodo tai dėl to, kad aš tą srovę pats lekiu upe ir laiko tarpas, per kurį galėsiu pasukti tą upelį, vis mažėja. Ir aš labai jaučiu, kad tas laiko tarpas mažėja, nes jeigu aš nespėsiu pasukti, tai mano planas turės radikaliai keistis ir aš turėsiu su laivu arba plaukti link jūros. Duodu gazo biškį. Jo, normaliai duodam gazo. Pabandysim nuvilti tą laivą nuo tą dingį, nuo tų šnių, nuo tų visų dalykų. Aha, ir atplaukia draugas. Pažįstamas, vokietis. Galvoja, gal padės man. Bet aš tiesiog gazuoju tiesiai į krantą, nes prie kranto tiesiog yra mažiau srovės. Ir tikiuosi, kad kuo arčiau būsiu prie kranto, man labai svarbu pasukti prieš šitą geltoną laivą, tai tas pavyksta padaryti ir aš jau žinau, kad kai aš pasukau prieš tą geltoną laivą, ne už jo, aš jau matyt spėsiu pataikyti į tą upelį. Ir tas bičas, tas mano pažįstamas vokietis sako, tu, sako, plauk prieš srovę dabar. Jis sako, sumažink greitį ir sako, tiesiog bandyk prieš srovę, plaukti prieš srovę, ne pasroviui, nes jeigu plauksi pasroviui, tai tada sunku labai valdyti laivą, reikia prieš srovę plaukti ir tiesiog prie pat artėt prie kranto prieš srovę ir beveik taip, kaip pasakyti, ta srovė turėtų tave kažkada atsukti tiesiog taip, kaip tau reikia. Ir kai jinai atsuks tave kaip reikia, galėsi šauti į tą upelį, nes aš jau beveik čia esu. Sako, liuk, sako, biški taikyk prieš srovę vis tiek. Nes čia nesijaučia, bet laivas juda pakankamai greitai, įneša srovė šonu. Sako, jo, tu taikyk vis tiek nosį prieš srovę, kad valdytum laivo greitį. Viskas aišku, sakau, viskas aišku. Taip ir darom. Sukuosi biški. Ir plaukiu tiesiai į krūmus, nes ten srovė sumažėja. Kai sumažėja srovė, gali pradėti šaltesnę galvą daryti sprendimus. Aš pripraviau prie krūmų ir čia jau srovė yra tikrai nedidelė. Ir dabar aš taip pakankamai, dar vėjas aišku, aš vis tiek dreifuoju, variklis veikia, bet neutraliam bėgyje. Ir aš tiesiog matau, kaip pakankamai idealiai mane vėjas ir srovė neša būtent ten, kur man reikia. Dėl to mano valtis ne visai vietoje, bet nieko baisaus.
Tai va, tai šitas manevras, galima sakyti, jau 90% kaip ir atliktas. Tai man pavyko susitvarkyti su nupjovimu šniūrų, išsaugomu savo motorkės, variklis suveikė, spėjau įmauti per tą trumpą pakankamai langą šitą upelį. Ir labai įdomu yra, kaip vidury upės yra milžiniška srovė, paplauki keliasdešimt, porą šimtų metrų ir va srovės beveik nebėra. Aš stoviu savo vietoje ir dabar galiu tiesiog pradėti galvoti, ką daryti toliau. Tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai reikia galbūt atrišti tą valtį, kad ji netrukdytų, nes aš ruošiausi plaukti į pakankamai mažą upeliuką. Sakau jo, kad paimtų iš manęs tą valtelę, aš jam atiduosiu. Ir jis ją pasirūpins. Tai smagu turėti draugų. Šiaip tokį manevrą, jeigu darytum, pavyzdžiui, dviese, būtų žymiai lengviau, žinai. Kai vienas viską darai, tai turi, žinai, kaip vienas restorane dirbi, žinai, kur... Turi vienas viską daryti, ir kiaušinienę kepti, ir ingredientus ruošti. Yeah. Go in easy. Where do I go? Do I go far? No, not far. But go in. Go in. Tai dviese yra žymiai lengviau, daugiau negu 2 kartų lengviau, žinai, tokius dalykus daryti. Bet kartais turi padaryti vienas, nes kiti žmonės irgi užsiėmė savo dalykais. Tai va, tai po truputį matosi, kad beveik mano laivas yra sustojęs ir tiesiog po truputį neša jį ten, kur man reikia. Ir man jau ramiau. O iš tą upelį šiaip su tokiu laivu kaip mano, kurio gylis yra to laivo, reiškia, Grimsdar, kaip pasakyti lietuviškai, aš net nežinau, draft angliškai, yra 1,70 m. Tai reiškia, jis turi bent reikia 1,70 m, kad praplauktų kažkur. Šitam upelį tiek nėra. Čia dažnai būna mažiau negu metras jo toj vietoj, kur tas upelis įplaukia iš tą pagrindinę upę. Bet dabar apie gylį rūpintis absoliučiai nereikia. Dažniausiai turi žiūrėti, kad nepataikytum kokius akmenis, uolas čia dar kažkur tai. Dabar čia yra daug metrų gylio. Upė yra pakilus gal kokius 8 metrus, tai ten kur 90 cm, ten bus dabar apie 8, 9, 10 metrų. Gali plaukti kur nori. Tai vienas toks privalumas yra. Biškai bandau atgal paduoti ir įmauti tiesiai į tą upę. Plius mano laivas, jis yra toks tankas, metalinis, olandų dizaino, vokiečių statytas laivas 60 metų. Ir jisai labai stiprus, jį atsitrenkė keli laivai jau šito potvynio metu, aplamdė tos metalinius rėmus, bet matyt kitus laivus būtų iš viso sulaužę. O šitam laivui kaip ir nieko neatsitiko, apsibrūžino dažai, keli lenkimai, bet jisai pilnai atlaikė šitą nuotykį ir atlaikys dar daugiau. Svarbiausia nepaskandinti jo, tai toks mano darbas buvo. Ir neatsitrenks juo į kažką tai kitų žmonių, nesugadint kitiems žmonėm laivo ar nesugadint sveikatos. O dabar aš savo ramiai įplaukiu į šitą upelį, kuris yra labai patvinęs, dažniausiai būna labai siauras. Toksai labiau panašus į Vilnelę Vilniuje. Sveikinuosi su būsimais kaimynais. Nice to see you sound, safe and sound. Very good. Where do I go? Look. Klausiu, kur čia su jais, kur čia man pasiparkuoti. It's best, yeah, over there, yeah? Further out. Kad netrukdyt niekam, kad pas nieką ant inkaro neužplaukti, ar virvių kokių išmestų, nes aš nežinau. Here, no? I'm thinking just here. Look, I'm thinking there. It's your choice. Jo, bandau įsivaizduoti. Šiaip pagal logiką, taip, logika yra tokia tiem, kas neplaukia.
Vienoje pusėje kalnas, kitoje pusėje lyguma, kaip mato. Taip. This is a Tai deep boat. kalno pusėje tas reljefas tęsiasi į upę. Tai reiškia, lygiai taip pat kaip kalnas, tačiau eina žemyn. The engine is off now. I'm Tai just drifting. lygiai taip Yeah, pat so it's just taking me. No, don't push me. It's working. It's just neutral now. But I'm thinking, look, because I had to let go of my anchor. My anchor is there. I only have emergency aš anchor. kalbuosi su juo, bandau aiškinti jam I have situaciją. lines, loads of Bet lines. logika yra tokia, and I kad have reiškia kalno emergency anchor reljefas as well. diktuoja ir upės dugno reljefas, tai reiškia tenai, kur yra kalnas, ten bus giliau visą laiką. Dėl to, kad tiesiog Just go there. upės dugnas irgi toksai bus stačiai kris žemyn. Ir ten yra tas upės vingis. O kitoj pusėje bus netaip gilu. Dėl to visi katamaranai stovi toj pusėje, kur negilu, nes jiems tas gilis netaip svarbu, nes jie Yeah, neturi it's jokios pushing me. The wind is gilumos. pushing me O probably. toks I laivas don't kaip know, mano, because jam there's reikia no- bent there's no- 1,70 m. Tai man geriau atsistoti prie kalno Turi- šlaito yra, nes ten bus žymiai giliau. Wait. I'll turn around. Just let's take it easy. Yeah, we have plenty of time now. There's no hurry. I mean, I have plenty of time. I don't know if you have plenty of time. Thank you very much. Ir This kitas was dalykas, very aš ieškau stressful there. medžių, kad Maybe I'll galėčiau go pririšti there. laivą, nes inkaro nebeturiu. Tai vienintelis būdas Looks man nice. kažkaip tai, kad jis nenuplauktų, po to reikia pririšti jį prie medžių. Krūmai gerai yra, nes yra minkštas toksai, kaip pasakyti, minkštas, jo, čia super vieta, šalia takelis yra, jo, yra medžiai keli This looks good ir actually, you know. čia šlaitas status, I like gal this. nepatogiausiai išlipti, bet Yeah. tas šlaitas reiškia, kad ten irgi bus gilu. Ir kai vanduo potencialiai seks, tai tas laivas galės tiesiog ramiai tuo šlaistu taip ir sekti žemyn, įleisti žemyn. Nes status šlaitas visą laiką yra gerai. Kuo statesnis šlaitas, tuo arčiau gali prie jo priplaukti. Kuo yra nužulnesnis šlaitas, tuo aišku ir dugnas yra, kaip pasakyti, mažiau status ir priplaukti prie to negalės. Tai pliažą negali plaukti, bet prie uolų gali priplaukti labai arti. I'll try to go here. Always fun playing with boats. No, this is nice over there. So much Did you crazy see my stuff boat? going How on, it mes was like kalbam. this? Taip, dėl to, It's kad, crazy. Crazy, so much crazy stuff. nu va, aš jį plaukiu, kitas draugas, mano pažįstamas So pasirodo now su valtim I'm like- padėti. Ir kontrastas yra netikėtinas, aš ten vienas viską dariau, nes ten problem. pavojinga zona. No Iš problem. tikrųjų į upę pagrindinę plaukti buvo uždrausta. Yeah. Gelbėtojai buvo uždraudę ir policija plaukti, nes situacija tikrai yra labai pavojinga. Įplauki porą šimtų metrų į kairę ir staiga tu esi draugų kompanijoje, srovės nėra, viskas jauku, gražu, saulė šviečia, visai kita situacija. Tai toksai įdomus dalykas, kad vienas koks nors toksai geresnis sprendimas gali radikaliai pakeisti įvykių eigą, nes tik buvau skęstančiam laive, kuriame neveikia variklis, vienas, give you some strese, dabar esu draugų kompanijoje, saulė šviečia, Another nei event vėjo, like nei this, for srovės sure. nėra, turiu visą pagalbą, kurios reikia, pririšinėjom laivą prie Yeah, push me a little bit. prie medžių, turiu kažkaip visą laiką turiu bent kelius šimtus metrų virvės, visokiem tokiem atvejam, nes virvė yra svarbiausias dalykas jūrininko gyvenime. Aš tai inkarą pririšau prie, But I nežinau, put a- kiek ten I put metrų a virvės mooring- buvo, I galvoju, put a kad buoy on it, you know, so 30-40. maybe I'll find it one day. Dar čia turiu besimėtančių, Yeah, I'm not nežinau, sure kiek as čia well. šimtų But this I metrų had to make virvės, this tough choice, you know, because I didn't prie know. kurios, su like, I didn't kuria wanna tu sink pririši it. tą laivą prie visų tų medžių, čia And, žoliukų, kurie yeah. auga. Ir tie žolai This is, išlaikys tą laivą be Choice I problemų. had to make. Look, Be problemų. I have this thing here. Do you want to try it? Tai va, su draugu Aleksu pririšinėmis man padeda. Žino, kad aš stresuoju dabar, kad man vis dar adrenalinas, tai tokiu atveju labai smagu turėti pagalbą, kad pačiam reikia viską daryti, nes labai sunku nusiraminti ir taip tiesiog išlikti šaltam. Ir tas žmonių toksai, ne tai, kad kažkoks labai didelis kažkoks darbas, kurie čia daro man, bet vien tas toksai bendravimas, anything artumas bigger ir For such long, you know. geranoriškumas I think it's gonna be labai daug fine. pakeičia. Labai daug pakeičia. Tai va. Going around the tree and give it back to you on slip. Yeah, If you want to leave, you can just yeah, Taip. yeah.
Now this is a big mess. It can be a big mess. Okay. Okay. Try to. Best thing is you lay it down. Yeah, exactly. You take a couple of loops and you throw me the loops. Yeah. Just a couple of meters of Tas, rope. tas, Yeah. tas virves atrišti yra beveik be I'm šansų. trying to make Tai sense va, out of bet it, you know. And kol not mes čia lose, because if atrišinėjom, I lose tai it, then it's a fucking rezumė huge mess. toksai. Porą gerų sprendimų like a pavyko German corner pasukti here, no? visą little bit. laivo likimą kita linkme I think it's a great ir, idea. ir išgelbėti Perfect. iki sekančios audros, iki sekančio Yeah. nuotykio. Aš tą laivą turėjau daug, nedaug, Good luck, 7 metus, gal 8 We'll see. ir I mean, the river is worse. jis tapo mūsų toksai šeimos, kaip ir, taip, klišė, šeimos narys. Tai smagu, kad pavyko jį vėl išgelbėti, Ah, it's okay. nes daugelis laivų šitoje upėje That is coming down the barranca. tą dieną baigė savo Yeah. kelionę. Experience that. Nah, Apie it's okay. bent 30 It's not laivų gonna be liko worse than the išmesti river. pakrantėse ar paskendo, No, ar that just- kritiškai it's like, slūžo, I was- turės I don't būti know, arba išmesti, that arba dinghy išpjausti was- gabalais. My Tai dinghy, 24 horsepower. viena I tokia could barely move against the current. didelis diena, kuris Alone. tapo didelis išbandymas visiems žmonėms šitoje upėje. Yeah, Ir tiem, kurie gyveno palei krantą. Bet man yeah, vat, tokiu būdu kažkaip pavyko yeah, yeah. bent jau šį kartą išgelbėti. Impossible, yeah. So I don't know how many knots. 15 knots of current, you know? A lot, yeah. I had when my boat went to drift. And the engine is really well with the boat. Aleksas yra žmogus, iš kurio aš prieš tuos 8 metus nusipirkau šitą laivą. Yeah, I Tai, think it's gonna be okay. Čia simboliška, kad And jis if you need padeda more, I'll man jį make dabar more. pririšti. Čia visi laivai, kurie nepavyko atlaikyti šito išbandymo, šito potvinio ir jie baigė savo dienas ant kranto. Is it already tied up? Ha! It's normal, yeah.